smalsumo genas ar didingiškas sėslumo genas, rytietiškas daugpatystės genas ar vakarietiškas turystės genas, aukšto ūgio genas ar ilgo amžiaus genas, lietuvio genas ar liežuvio genas, o jeigu pasijusite alkanas, tai ėskite genetiškai modifikuotą mėšlą, keiskitės ir būsite pasikeitę, tegyvuoja visuotinė genatvė ir genovė, tegyvuoja GMO, NSO ir ČMO. Nieko baisiau, kiekvieną rytą nubudę netyčia paklausti save, kas aš? Šarikovas ar Frankenšteinas? Žiurklištė ar varliagyvis? Tuomet nemokamai instaliuosime jūs labios vaizduotės geną, o už grožio saloną teks susimokėti patiems. Moktaboj, bleblebabridu, ombombotom, bleblebabridu, moktaboj. Tiesia ranka praeiviai kampaleminit, nematė, nes jis bleblebabridu, todėl ir moktaboj, į visą tą ombombotom iki pažasčių. Sustojo, apsižiūrėjo, švarkas atlapas, aptepka, užsisaktas. Kaip man glamūro porno ir kitokių šūdų, su lokų komentarais, juk tik man, su eina nakum ir be eina nakum, aš į godą skersas atvariau perlingus. Ir karčia tulšim palakui ir būdai internetiniam stariau. Kodėl ši sistema tokia parašo? Paklausiau aš pasivadinęs B. Ir matricos valdovas man atrašė, go fuck yourself. Su baterijomis čia prašome neiti. Žmogus su baterijomis. Šios baterijos reikalingos mano širdžiai. Jos maitina širdies stimuliatoriui. Apsauginis. Baterijas palikit prie įėjimo. Išeinant jas pasiimsite, niekas jų čia nepavogs. Žmogus su baterijomis. Bet aš jums sakiau, kad be baterijų negaliu. Jos mano gyvybė. Aš dar gyvas. Aš dar noriu būti gyvas. Apsauginis gyvas? Jūs? Pažiūrėkit į save. Jūs nerodote jokių gyvybės ženklų. Žmogus su baterijomis. Aš nerodau gyvybės ženklų? O koks gyvybės ženklas? Įsta, sustoti draudžiama, ar nebenkelė? Pozoje, robo. Liučino. Armeni katytę, studijas pačią, vodkę ir žolytę, Nyčę ir Fuko. Sūdavom tabaką, sako, patalpoj, skaitėm Feuerbach, pozoje, robom, Liučino mažina. Dienų skutimo, šlaunų sekreto nusitapyk sau kaukę, plėšyk dantimis odos viršinį sluoksnį, apžiok, suleisk dantis ir jų kanalais, leisk syvams nuskausminti tau venas ir apkabinti nepamirški jaukiai liežuviu. Jis prisitaiko prie paviršiaus, šiltas ir pulsuoja, tarsi įščios, gal iš liežuvio kūdikiai išsivinioja, bet kūdikiai dabar irgi paskutiniai vietoj. Koncentruokis į susižavėjimo objektą, panerk pirštus, suleisk nagus jo baltą mėsą, suvienodinkit susitraukimų. Visa ta pilka mėsa. Sensta, sprogusios sensacijos ir visi iš jos, išvinioti iš kokonų, suktis ciferblatų, kvėpavimas pablatų, baltų palatų pataloti. Vadinėlė, o kaip paguostumėt kiškio kopūstą, suryjusi gegutės duonelę? O kokie vaikučiai gimtų bačkai ir nagui, snarkliukas ir pupytė, kuokaitė ir plaktukėlis, vyža ir kamštis? Visą tai nežmoniškai svarbus klausimai. Tad pradėkime iš naujo. Ką jūs sakytumėt, jeigu staiga paaiškėtų, kad moteris, kurią mylėjote, yra višta? Jau po darbo apie 10, pusę 11 kažkur tai. Nu ir va, keliauju namo, sustoja mašina tokia, faini tokia viliukas sėdės, sakom, dirbi? Sakom, taip, dirbu. Ir sakom, o kaip... Klausim, jei tos pabelės mes nepaptasim, o kada iškėlėte tos popskim, jei tos pabelės mes nepaptasim, o kada iškėlėte tos popskim, jei tos pabelės
užplopsim vietoj to pabelės. Radija transliuoja trečias aukštas, ketvirtam aukšte prie radiatoriaus kūdikis. Per sieną eina buitiniai konfliktai, kai kalta ji, o reikia jis, kai kaltas jis, o reikia ji, kai kalta ji, o reikia jis, kai kaltas jis, o reikia ji, kai kalta ji, o reikia ji, kai kaltas jis, o reikia ji, kai reikia tik tai kaltas, ar tai komuos. Prieš metų šimtą atskaičiau brošiūrą apie surenelę kartų ir su kanapis remisos teisingo. Autorius numatė, kad renelė kartas rūkė kanapes, ne tik prisirūkius kanapis. Gerai. Tada kaip ir visada... Laisvė! Dabar, kaip sakiau, jūs savo aplodismentų gausa išrinksite, kas yra šio vakaro pačiausias ir kas gaus tą pereinamą taurę 10 litų, kuri kaip tik yra pas Kudirką. Taigi savo aplodismentus ir triukšmą rodote kasą internetinę. Vienoji vienos spalvos, monochrominės, jos vardu suprogrusinį, degrusinį būdą. Mes, tribūno gandy, nežins papinė replika, prometė ir jūs lenciuginiai. Į būdą! Į būdą! Į būdą! Kadangi čia jau taip gaunasi, dar po vieną žodį nori pliusą, gal taip pat žodį dar ištars ir Kudirka. 3 giesmės. Atsargiai! Šlapios grindys. Atsargiai! Šlapios moterys. Atsargiai! Šlapia dešra. Taigi dabar iš pradžių jūsų triukšmas Kudirkai. Jūsų triukšmas kasa internetinis. Gerai, kadangi jau antrą kartą mane, tai jeigu atvirai, tai čia labai sunku yra atrinkti kuris, tai pasakysiu vieną dalyką. Pasitingai, kad į teatrą susikibę į skanų galėtojai yra Kudirka. Kasa internetinis.